Tai panašu į Škotiją ir kalbama škotiškai, tačiau iš tiesų tai baras Buenos Airėse. Iš Škotijos emigravę futbolo gerbėjai švenčia legendinio Diego Maradonos pasirodymą už 100 km Glazge. Tai pirmosios rungtynės, kai jis yra Argentinos nacionalinės rinktinės treneris. Škotija visuomet buvo nuožmi Anglijos varžovė, o tai reiškia, kad įžymusis Diego Maradonos Dievo rankos įvartis, kuriuo Anglija buvo pašalinta iš 1986 pasaulio čempionato, pavertė šį žmogų škotų didvyrių. Ir nors Argentina nugalėjo Škotiją 1-0, dainos ir šokiai tęsiasi. Diegas Maradona buvo patenkintas savo kaip vyriausiojo trenerio debiutu, nekreipdamas dėmesio teiginius, kad laimėjimas nebuvo įtikinantis. Manau, kad Argentinos komanda puikiai žaidė pirmasias 25 minutės, po kurių Škotija neturėjo galimybės įmušti nei vieno įvarčio. Kartais mes leisdavome jiems pirmauti, tačiau jie nežinojo, kaip tai išnaudoti. Ir jis pažada džiugią ateitį. Yra daugybė žaidėjų, kurie bet ką padarytų, kad būtų šioje komandoje. Galiu patikinti Argentinos žmonės, kad žaidėjai kiekvienose rungtynėse atiduos visus save ir padarys viską, kad nacionalinė rinktinė būtų geresnė. Buenos Airėse škotai ir argentiniečiai rado bendrą priežastį švęsti.